Įsitaisyk taip, kaip tau dabar patogiausia. Gali atsisėsti ar atsigulti ir leisk sau trumpam nieko nebespręsti. Nieko nereikia skubiai suprasti, pakeisti. Nieko nereikia iš karto paleisti. Dabar gali tiesiog būti čia. Švelniai atkreipk dėmesį į savo kvėpavimą, kaip įkvepi ir iškvepi. Ir su kiekvienu iškvėpimu ar gali leisti sau truputį daugiau atsiremti. Truputį daugiau nusileisti, grįžti į kūną. Ir leisti jam suminkštėti. Ir paklausk savęs, su kuo aš dabar kovoju? Gal su jausmu, gal su mintimi, situacija, su tuo, kaip viskas yra dabar mano gyvenime. Gal su savimi, su tuo, kad kažkas ne taip, kaip norėčiau, kad būtų. Ir nereikia ieškoti tobulo atsakymo. Tiesiog pastebėk, kas šiuo metu labiausiai prašo tavo dėmesio. Ir kai tai pastebi, nieko nedaryk. Tik leisk sau pamatyti. Štai čia manyje yra kova. Štai čia yra įtampa. Štai čia yra laikymasis. O štai čia yra noras, kad viskas būtų kitaip. Ir dabar labai švelniai grįžk į kūną. Kaip ši kova, pasipriešinimas jaučiasi kūne. Kur jis stipriausia? Krūtinėje, pilve, gerklėje, pečiuose. Kaip jį ten jaučiasi? Spaudžia, sunku, įsitempia, kieta, susitraukia. Tik pastebėk. Ir ar gali dabar sau pasakyti, aš matau šią kovą, pasipriešinimą. Aš matau šį laikymąsi. Matau, kaip stipriai noriu, kad būtų kitaip. O ką jeigu dabar nieko su tuo nedaryti? Ką jeigu nereikia dabar priešintis ar kovoti dar labiau? Ką jeigu tai tiesiog pamatyti? Ir paklausk savęs švelniai, ar galiu bent truputį mažiau kovoti?
Ne visai nustoti, netobulai paleisti, tik bent truputį mažiau kovoti. Ar galiu leisti, kad tai būtų čia? Ar galiu leisti, kad šią akimirką būtų ir taip? Ir čia pradeda atsiverti neutralumas. Ta vieta, kur nebereikia visko taip stipriai sureikšminti. Ta vieta, kur galima truputį daugiau leisti. Ta vieta, kur tai, kas vyksta gyvenime, nebėra taip asmeniška. Ir pasakyk savo tyliai. Gali būti ir taip. Šią akimirką gali būti ir taip. Man nereikia iš karto visko pakeisti. Ir pastebėk, kai mažiau kovoji, priešinėsi, galbūt pradeda rastis truputį daugiau erdvės. O iš erdvės po truputį gimsta pasiryžimas. Nespaudimas sau, ne prievarta, o tylus vidinis taip. Taip buvimui, taip gyvenimui, taip tam, kas yra. Taip mažam žingsniui. Ir gali paklausti savęs, kam manyje dabar gali atsirasti daugiau taip? Gal jausmui, gal tiesai, sprendimui, o gal poilsiui, o gal mažam žingsniui, kurį vis atidėliojau. Ir dabar dar giliau galima atsiverti priėmimui. Priėmimas nereiškia, kad viskas patinka. Tai nereiškia, kad viskas lengva. Tai reiškia, aš nustoju ginčytis su tuo, kas jau yra. Ir gali sau pasakyti, taip yra. Šią akimirką taip yra. Galiu tai matyti, galiu tai pripažinti ir nustoti viduje įrodinėti, kad turėjo būti kitaip. Ir kai atsiranda daugiau priėmimo, atsiranda ir daugiau švelnumo. Galbūt dabar gali pažvelgti į save ir į tai, kas vyksta, ne iš puolimo, o iš meilės. Ne iš taisymo, o iš švelnaus buvimo. Ar galiu su tuo būti švelniai? Ar galiu savęs neatstumti? Ar galiu leisti sau būti žmogumi šioje akimirkoje? Galbūt dabar gali sau pasakyti, aš neprivalau su savimi kariauti. Aš galiu būti su savimi švelniai. Aš galiu matyti aiškiai
ir tuo pačiu mylėti. Aš galiu būti su tuo, kas yra, be puolimo. Ir kai mažiau kovoji, mažiau spaudi, mažiau laikaisi, po truputį pradeda rastis ramybė. Ir ne todėl, kad viskas išsisprendė, o todėl, kad bent šią akimirką nebekuri papildomos kovos, pasipriešinimo. Ir dabar gali tiesiog pailsėti šioje erdvėje. Nieko nedaryti, nieko nebandyti pasiekti, nieko neįrodinėti, tiesiog pailsėti. Kas manyje atsiveria, kai mažiau kovoju? Gal daugiau erdvės, kvėpavimo, daugiau minkštumo, gal daugiau tylos, daugiau manęs. Ir gali pasakyti sau, kai mažiau kovoju, atsiveria daugiau erdvės. Kai mažiau kovoju, atsiveria daugiau leidimo. Kai mažiau kovoju, atsiveria daugiau meilės ir daugiau ramybės. Ir dar kartą sugrįžk prie kvėpavimo ir pastebėk, kaip įkvepi ir iškvepi. Ir leisk sau pajausti, kad net ir nedidelis nekovojimas, o sutikimas su tuo, kas vyksta, jau keičia būseną. Gal truputį, gal vos. Ir to pakanka. Tu neprivalai visko padaryti iš karto, viską paleisti šiandien ar tapti tobulu žmogumi. Pakanka, kad bent šią akimirką mažiau kovotum, priešintumėsi tam, kas yra. Ir po truputį gali sugrįžti ir išsinešti šį prisiminimą. Man ne visada reikia kovoti ir priešintis. Ar spausti. Kai sutinku, priimu, atsiveriu. Sutinku tai, ko labiausiai ieškojau.